Šiandien gavau klausimą iš auditorijos po paskaitos. Sako, kaip pavyksta išlikti visą laiką, netgi keistose situacijose, praktinėse užduotise, tokiam pasitikinčiam savimi. Ir taip natūraliai kažkaip atsakiau, sakau, gal dėl to, kad nekartą esu vadinkim praradęs socialinį veidą anksčiau ir kiekvieną kartą, kai tu atsistatai po to socialinės kaukės, socialinio veido, vadinkim, praradimo, sužlugimo tuo momentu, tu įvertini savo klaidas, nes emociškai esi paveiktas ir kiekvieną kartą permąstęs tą nepatogią situaciją ir kodėl jinai įvyko, tu labai giliai išmoksti tą klaidą. Kad dažniausiai būna paties klaida. Ir kuo daugiau tu patiri tą emociją praradęs socialinį veidą, tuo dažniausiai tu įgauni daugiau pasitikėjimo savim, nes supranti, kad nėra pasaulio pabaiga suklysti, prarasti tą vadinamą socialinį veidą tuo metu, nes mes visi mokomės, mes visi esam žmonės ir negimstam visko mokėdami, negimstam tobuli. Taip kad nebijokit suklysit, tai nauda jums, ateityje būsite tobulesni toje sferoje ir tame dalyke ir automatiškai gausite daugiau pasitikėjimo po kiekvieno, vadinkim, to suklydimo.